ne, bet mano tėveliai, vienu žodžiu, jie darė karjerą. Jie turėjo savo požiūrį į tarybinius darželius ir jie sumanė, kad manęs neleis į darželį. Ir visai dar turbūt net metų neturinčią atvežė pas močiutę, kuri tuo metu išėjo į pensiją, gal net ir priverstinu būdu išėjo dėl manęs. Senelis dar dirbo ir aš taip augau vienkiemyje pas močiutę ir senelį, su močiute su mažom pertraukom, nes tėvai pasiimdavo tik tai atostogauti mane ir taip iki mokyklos. Apskritai viso gyvenimo moralinis kodeksas padėtas. Ir jeigu jau aš kur nors nueidavau į šoną per toli, aš žinodavau, kur reikia sugrįžti. Ir praktiškai man dabar, aš iš karto cituoju močiutę. Kaip, tarkime, dėl tolerancijos, ar ne, kaip išaiškintas ir tu vaikeli nesidyvyk, tai yra nesistebėk, persižegnuk ir paprašyk dievuliuko, kad tau taip nebūtų. Vienu žodžiu, tu neapkalbėk tu. Ir visur taip. Pamatinės ir kas yra vertybės, kas yra idealai, kad aš irgi nesiekiau, man nebūtinai buvo karjera, bet man svarbiau buvo šeima ir kad žmogus būtų partneris, kad mes gerbtumėm vienas kitą, o nežinai, ten vienu žodžiu aiškiai bandytumėm konkuruoti, rungtyniauti, rodyti kas ką. Nes tėveliai, jie labai mylėjo vienas kitą, bet jų tokie temperamentingi ir lyg tai norėdavo parodyti, kuris yra svarbesnis. Ir aš turėjau tos du modelius šeimų ir ypač kaip, tarkim, jau tos kartos moterys kaip mama, būdavo tokia tendencija, kad moteris jau ir turi tam vyrui pataikauti, jau ir, vienu žodžiu, kad aš prisimenu, kaip mama įpildavo tėvui sriubą ir dar pamaišydavo, papūsdavo, kad jisai, aš galvoju, ką jisai neįgalus, jisai vaikas, jisai įsidegins burną, galvoju, aš ir savo vyrui, tai tikrai tos sriubos, ir aš tikrai nemaišau tos sriubos, nes galvoju, tada, kokie čia santykiai, čia ne partneriai. Aš suprantu, kai jam blogai, kai serga, tai ar jau ten, žinai, nelaimė, kokia, kad tau reikia pamaitinti, bet mūsų laikais buvo daug tokių, būtent ką nedaro mergaitės ir kas leistina berniukams ir kas neleistina mergaitėms. Tai, kad močiutė kada nors gyvenime mane sudraustų, kad taip mergaitėm negalima daryti, niekada to nebuvo. Niekada manęs nei senelis, nei močiutė, aš net neprisimenu, kad pasakytų, kad va čia. Šiaip, aišku, jinai visada su ironija mokėdavo pasakyti, pavyzdžiui, kaip aš atėjau ten nešina senelio dalgiu ant peties ir jinai sakydavo, graži būtų mergiotė, bet protelio trūksta. Tai vienu žodžiu, jinai geriau tokių humorų, bet niekad neskirstydavo, kad čia tai vyrai, čia aš jau su tuo susidūriau vėliau. Jau mokytis, kaip pradėjau gyventi su savo tėveliais, kadangi jau mano tėveliai buvo gimę nepriklausomai, bet aišku, brendo ir augo per karus ir pokarius, tai jie jau matė smurto sovietinio ir būtent jau toks požiūris į moterį, toks seksistinis požiūris jau be abejo buvo ir tas skirstymas pagal lytis tikrai buvo labai aiškus. Aš prisimenu pati, tarkim, išgyvenau labai ir galvojau, kodėl mano mama neužstoja manęs, nes, tarkime, žinot, tos menstruacijos moters ir dar tos pirmosios ir tau tikrai skauda, jos būna ir skausmingos. Ir kaip tėvas nesuprato mano, kad jisai buvo stambios įmonės šefas, statybos tresto ir ten per visą Lietuvą. Ir jisai maždaug, kaip tai dabar negali kažko daryti, moterys dirba, jokių ten neima nedarbingumo latelių. Vienu žodžiu, apskritai tie vyrai, tos kartos, kai jie apie moterį taip įsivaizdavo, kad tos moterys, kur pagimdo ir iš karto ten rugius kerta, pėdas riša. Tai jie neturėjo tokio gailesčio, atjautos, aš nesakau, kad reikia tas moteris būtent jau čia kaip kokias ligonės laikyti, bet tokio požiūrio ir aišku, kitas požiūris buvo, kad jie tikrai moteris daug ko negali, kad tik jie vyrai tą gali padaryti ir irgi aš prisimenu, tarkim, jau vėliau, kada pasikalbėdavau su tėvu dėl būsimų profesijų, o aišku, visi vyriausių vaikai, nes aš vyriausia dukra buvau, svajoja dažniausiai būti arba mokytojais, arba chirurgais, tai mano tokios svajonės ir buvo.
Ir aš aišku taip galvojau ir pasisakiau apie tą chirurgo darbą ir man sako, Auksė, koks chirurgas? Chirurgas tai tik vyras gali būti, moteris, tai jei vaikai gimdyt, augint, serga, ne, moteris nebūna chirurgės. Ir man iš karto, tai prisimenu, labai daug tokių galbūt nepilnavertiškumo kompleksų tada suformuoja. Dabar tai aš jau tokio amžiaus, kur aš stipri, ne? Bet jaunas žmogus yra labiau pažeidžiamas ir labiau veikiamas ir labiau išgyvena. Dabar tai aš turiu ką pasakyti ir aš jau turiu savo tvirtą nuomonę ir stuburą, bet tada tais laikais, kai dar formuojasi tas viskas, tai nėra lengva. Tai vat aš tą jaučiau ir, pavyzdžiui, netgi jaučiau tėvo, galbūt buvo labai didelė skriauda, kad jisai, vienu žodžiu, kartais taip ir parodydavo, kad jam gaila, kad neturi to sūnaus ir vienu žodžiu aš dirbdavau ir vyriškus darbus, jam padėdavau, mamai moteriškus, jie net manim nepasidalindavo, tai vienu žodžiu aš kartais kaip jaučiausi tarp tų dviejų ugnių, vienu žodžiu, ir nebuvau galbūt visiškai iki galo tokia labai moteriška, nes būtent buvo ir tokio vyriško charakterio, bet tai man ir tinka, aš esu tokia, kaip pasakyti, kaip vienas auklėtinis mane taip ir vadindavo, dėdė auklėtoja. Be abejo, režimas padarė įtaką. Taigi, tada smurtas buvo natūralu, aš nesakau, kad ten mane mušdavo, bet tas toksai griežtumas, reiklumas, auklėjimas darbų, vienu žodžiu, tai nėra blogai, kad auklė darbų yra gerai, bet jau per daug irgi yra blogai. Visur turi būti saikas, kaip sakė Senolis Romui. Ir vienu žodžiu, aplinka be abejo, jinai toleravo tokį požiūrį, bet sakau, tada buvo nebūtinai tos kartos atstovai tėvai. Tas buvo būdinga, tarkim, ir bendraamžiams. Na, nes, tarkim, požiūris, jeigu jau moteris vairuoja, ar ne, arba, tarkim, kad aš paskui studijavau, tai netgi ir tokiuose literatų suėjimuose, maždaug moteris poetės, žinai, tai čia tokie jau eilės moteriškos, o jau vyras parašo visai kitaip. Prisimenu tuos laikus ir žinau, kad visada vyrai turi 2 balus kelnėse papildomus visur gyvenime. Tai aš mergaitės mokau, kad parašykite rašinyje per valstybinį apibendrindamas, noriu pasakyti. Ir sakau, sakys, Dieve, kaip berniukas gražiai, tvarkingai parašė. Mūsų viena klasės draugė, nežinau, ten gaudavo siuntinius iš Vokietijos, bet tos VFR, kapitalistinės tos vadinamos. Ten giminaičiai buvo ir jinai jau apsirengdavo tokiais drabužėliais atsiųstais, kur čia iš vis svajonė tokių turėti. Tai čia nebuvo, gal priklausė nuo kokios aplinkos tas išsiskirimas, tai mes tiesiog žinojom, kad arba žmogus turi pinigų, kokiu nors būdu užsidirba papildomų, o tengi buvo visokios papildomos veiklos ir tarybiniais laikais, arba yra kitokios. Bet aišku, jeigu jisai buvo išskirtinis ir jisai norėjo išsiskirti galbūt savo elgesiu, savo požiūrį iš minios, be abejo žiūrėjo griežčiau negu dabar. Nesgi, tarkime, mokykla viskas, ateidavo ta medicinos sesuo su tokiom žirklėm ir visom liepdavo ištiest nagus ir jeigu yra ilgi nagai, čikšt ir nukarpydavo. Vaikinam čia vasarą atsiaugindavo, mūsų buvo jauni bitlai, mes jaunesnės kartos esame atstovai, bet čia užsiaugindavo ilgesnius plaukus, tai ateidavo čikšt ir nukirpdavo. Ir pėdkelnės, pavyzdžiui, buvo tik tai arba baltos arba rusvos spalvos. Jeigu jau tu apsimausi juodas pėdkelnes, turėsi problemų. Aš, pavyzdžiui, visada turėdavau problemų, nes mano plaukai nubaldavo, aš daug plaukydavau jūroj vasarą ir būdavo geltoni, bet iš šaknų pradėdavo augti tamsus, jau tokie pilkai ir rusvai juodi, kaip čia pasakyti, lietuviški tokie. Ir buvo labai ryškus bruožai, antakiai ir blakstienų. Tai mane ten nuolat klausinėdavo, ar aš nedažau plaukų ir blakstienų. Taip, nes nebuvo galima, nei auskarų buvo galima, plaukus tik tai surištus. Tai va tas jau tas lyginimas, tai čia iš viso tas stereotipas, jeigu tu skiriesi, tai jau čia yra iš karto blogai.
kad vat, gal apie senmergį vis tiek labiau pirmiau senmergę pamatydavo, kad jau, nors ta senmergė tai buvo iš tikrųjų ir anksčiau toj patriarchaliniai Lietuvoje labai, jau užtat kiekviena mergina norėdavo ištekėti, nes jeigu tu likai netekėjus, tai tu tokia bergždžia, nes aš prisimenu vat, ir senelio tus liaudiškus posakius. Tai kada tu, sako, tekėsi, ai senelis, sakau, jeigu aš nerasiu gero vyro, tai ir netekėsiu. Ir sakau, liksiu sena merga. Nu, tai sako vaikeli, liksi sena merga, tai myšo žyja ant tavo kapo. Tai aš kaip dabar atsimenu, tai vadinasi liaudyje buvo gajus toks, vis tiek nuostata, kad jau jeigu netekėjusi moteris, o man, aš kadangi sakau, aš turėjau savo stuburą, vat labai gerai, žinokit, nelankyti tarybinio darželio. Ir tarp kitko mano vyras darželio, vat mes įsikalbėjom, kuo mes vat, skirtingi. Tai kad ir jisai darželio nelankė. Ir aš turiu savo nuomonę. Aš man visada ta moteris būdavo, aš vertindavau tas, kuri, pavyzdžiui, netikėjusi, bet jinai nesileidžia būt žeminama ten, vienu žodžiu, kaip matai, kad ten, tarkim, aplinkoj, ir taip nepagarbiai elgėsi tas vyras, jinai vargšė ten išgyvena ir galvoju, tai kuo jinai su juo būna, ne? Ten aš suprantu, kaip anksčiau moteris kaime, tai be vyro sunku, arba ten kaip ištekina, tai jau ir kur tu pabėgsi, ne? Turi iki mirties ten su juo gyventi. O šiais laikais, tai kiekviena moteris gali dirbti, save išlaikyti ir čia jokių problemų. Tai aš prisimenu, ir pavyzdžiui, tie mokytojai, aš jau dirbau, ir man kėlė siaubą tokia pavaduotoja matematikė, kuri jau tų menininkų jinai pakęsti negalėjo. Ir jinai dirbo toksai labai puikus dailininkas Žasytis. Jisai ilgi plaukai, beretė. Ir vienu žodžiu, tai jinai jį pamatydavo, jinai tiesiog kratydavosi. Aš matydavau, kad jinai kratydavosi, kad jinai negali tokio, toks vyras tai negali būti, taip atrodyti, nes jisai iškrinta iš standarto. Ir jinai net prie mokinių vieną kartą jį apšaukė, vienu žodžiu. Nu, baisu iš tikrųjų tie laikai, kaip kartais aš tą pasakoju ir savo mokiniams. Aš manau, kad labai gaila, kad dažnai nesidalina tėvai ar seneliai. Vat aš turiu kartais pasikalbu su vaikais, nepasakoju jiems. Reikia pasakoti tokius dalykus. Man, pavyzdžiui, seneliai taip įdomiai pasakojo apie istoriją, tai mes negalėjom paskaityti, kur nors tais laikais buvo drausta. Tai pavyzdžiui, man buvo tokios įdomios tos istorijos pamokos, ką pasakoja. Ir aš dabar jas po šiai dienai atsimenu. Ir aš manau, kad jeigu daugiau bendrautų tėvai su vaikais, tai jie daugiau papasakotų ir jie suprastų, ką mes dabar vis dėlto geriau turime. Aš, aišku, stengiausi, kad gink Dieve nieko neišskirtų lyties. Ir ten irgi manau, kad džiaugiuosi, kad tikrai jos patenkintos savo lytim. Ir tikrai neužkirtau kelių, kad kas kuo nors jos ten negalės, dėl to, kad jos yra moteris, tai čia tas be abejo. Pavyzdžiui, aš tikrai, mane daugiau auklėjo tokia, suprantat, vyriška, stoiška. Ten aš lankiau plaukimą, aš ne pati susigalvojau, man dabar labai patinka plaukti, bet aš lankiau plaukimą, vienu žodžiu, aš buvau labai stipri, aš galėdavau pakelti 100 kilogramų. Ir net dirbau pagalbinių statybose ir vienu žodžiu net susiginčio darbininkai, ar aš atnešiu ten tokią saramą į 2 aukštą, jinai 80 kilogramų, aš atnešiau. Ir visi buvo apakę, vienu žodžiu. Tai aš sakiau, kad aš savo dukrom tikrai tokių metodų netaikysiu, vienu žodžiu, darbo. Jos ten turės savo veiklas, turės savo atsakomybės, bet ne su tokiom saramom. Tai vienas dalykas. Bet tokį principą buvau su vyru susitarę buvom, ėjom viena kryptim, bet aš pasakiau, jos rinksis savo vyrą pagal tėvo modelį. Tai sakau, aš čia būsiu ragana, žiežula, griežta mama, o tu būk geras tėvas. Pernai metais aš ruošiausi, buvo mano auklėtiniai abiturientai ir aš ruošiausi 100-dieniui. Ir aš sumaniau, kad man reikia parodyti ištraukas iš praeitų 100-dienių laidų. Ir aš kai pradėjau rodyti, ir aš žinok, nereikia labai daug. 11 metų mano vaikinai ir pernai metų vaikinai. Žinokit, kaip diena ir naktis jie yra kaip vaikai.
čia dabar yra labai rimta problema. Labai gerai, kad yra vienu žodžiu kovojama, bet kartais dabar kovojama ir tas vyras jau yra, aš kaip visada sakau, reikia kovoti su tokiais vyrais, kurie grubūs, kurie skriaudžia moterį, kurie seksistai, viskas ten mačo ir visa kita. Reikia kovoti. Bet jau kartais, man atrodo, dabar be kovojant yra apskritai naikinamas vyriškumas. Tas lyginimas lyčių, kad jie čia visi dabar vienodi, kad, va, žinot, kaip mano laikais, aš galiu sakyti ne vien tik tai blogą, aš galiu sakyti ir gerą, pavyzdžiui, vyras galėdavo ir aptarnauti tave ten, tarkime, paduoti tau paltą, aprengti, einam kur nors į kavinę pasėdėti, nebūtinai, kad tu ten turi su juo ką nors daryti, bet jisai sumokės už kavą ten, tarkim, ir taip toliau. O dabar va to nėra, dabar va mes visi čia lygus, mes visi čia mokam. Ir iš tų visų lygybių, žinokit, kaip išėjo, kad tie vyrai labai atsilieka ir labai vaikėja. Nu, aš manau, kad visada viskas yra, kur būna pažeidžiamos ribos, ne? Kaip ką tik kalbėjom, kad mano ten tais jaunystės laikais, mokyklos laikais buvo per daug to smurto, muštro ir tokio požiūrio į moterį, kad čia jinai turi savo vietą žinoti ir yra ribotas žmogus. O dabar aš manau, kad kaip tik yra tas va, būtent moterų ta tokia per daug kova dėl savęs. Kovoti tai reikia, nesitaiksti. Bet aš manau, kad apskritai tas toks propagavimas, tų lyčių tas keitimas, ar ne? Ir aš, pavyzdžiui, manau, kodėl dabar padaugėjo galbūt tokia banga užėjo merginų, kurios jaučiasi, kad nori keisti vyrais tapti. Tai čia irgi, aš manau, įtaka, kad jau trūksta tų vyrų aplinkui, suprantat, ir lyg tai nori kompensuoti tą. Čia mano pačios yra požiūris, kiek bet aš esu girdėjusi ir protingų žmonių, kurie, po to, kai aš padariau tą atradimą sufilmuotą medžiagą, aš vienu žodžiu ir aš manau, kad yra blogai. Aišku, galima filosofiškai labai iškelt klausimą. Tai ar gerai, kai sako, berniukai neverkia, ane, kaip pasakom, mes tik mergaitėm dažnai kalbam, bet reikia pagalvoti ir apie berniukus, ar ne? Bet iš tikrųjų tą vyriškumą reikia labai subtiliai formuoti, nes vyras yra vis tiek vyras, mes galim sakyti, ką nori, bet aš pasakysiu labai paprastą situaciją. Mes esam skirtingi ir reikalingi vienas kitam, ir taip, kai visiškai jau lygybė bus, irgi negerai. Bet turi būti pagarba, turi būti supratimas, kad tu vienas kitam reikalingas. Ir vat paprastas pavyzdys. Aš laukiausi pirmagimės, mes važiuojam mašina, pasirodė iš po dangčio dūmai, vyras išlipo, atidarė dangtį ir ugnis. Ir ką? Mano pirma mintis, kaip nepriglausti rankos prie pilvo, nes jeigu priglausti yra toks prietaras, kad gali likti vaikui, kur laukiasi dėmė. O vyro pirma mintis, kad iškeltų raščio žvyrą ir dėt ant ugnies ir gesinti ugnį, supranti? Tai mes esame emocijų. Ir aš va čia ir yra skirtumas. Ir nereikia pykti, kai, žinai, mes vieni vieną mokam, kiti kitą geriau mokam. Moteris mokės ten ir vaikai, telefonu kalbės, vaikas sups ir košę maišys. Vyras jau paprastai, jeigu koncentruojasi, bus koncentruotas į vieną darbą. Bet taip ir reikia. Taip ir reikia, vienu žodžiu. Tai aš manau, va čia taip aš pabaigčiau tą mintį. Kai tai yra, bet aš kartais matau ir dabar negatyvių dalykų. Kaip sakoma, visada yra, žinai, kur yra saulė, ten ir šešėlių esama. Taip, galime taip ir sakyti, kad tu čia gali aiškinti tiem, ką nori, jie vis tiek padarys taip, kaip jiems reikia. Galbūt. Tik tai tiek pasakysiu, kad su tokia teorija mes jau matėm, kaip vieni griovė viską ir statė naują, tai čia buvo komunizmas. Ir ką pastatė, tai be vertybių pagrindo tu nepastatysi, tu turi viską statyti ant vertybių pagrindo. Tai tada stovės. Nes aš atsimenu, va čia aš pati lituanistas, tai aišku geriausia man literatūros pavyzdžiai, bet tengi gyvenimo patirtis yra prašyta. Tai ten horizonte bėga šernai toks atsakymas, vienu žodžiu, moteris labai nusivylusi savo vyrų, jis toks niekam tikęs ir jisai nenori eiti namo, nes nebėra meilės, nes ta žmona menkina namuose, tai jisai vis tiek dar
vaikštinėja, išgeria ten vienu žodžiu jau vienas, kad drąsiau būtų į tos namus grįžti. O ji irgi laukia ir galvoja, kad jau jai nieko nebereikia, jinai net vaikų nebemyli savo. Ir jai iškyla klausimas, tai ką darydavo mano mama, kai jai atsirasdavo tokios bėdos. Tai yra labai paprastas atsakymas, kad turi būti vertybės, tu turi susiformavęs turėti vertybės ir tai yra pagrindas. Ir jeigu mes sakom, kad jie atsisako, ar ne, ir aš sukursiu savo, tai nelabai gerai bus. Negerai bus. Aš nesakau, negrįšim atgal, bet reikia vis tiek surasti. Man buvo gerai, aš suradau vertybės. Šiaip tai yra viskas yra vis tiek sukasi ratu. Ir aišku, mes kartais kalbame, kad šių laikų vertybės, ar ne, ir anų laikų vertybės, aš manau, kad tos vertybės yra visada vertybės, ar ne, jos turi būti visada. Keičiasi tik laikai, kaip sakė, o tempora, o more. Aš, o jeigu istoriją papasakočiau, tai buvo pirmam kurse studijavau ir dėstytojas vienu žodžiu, ten, nežinau, tik tai reikėjo sukirčiuoti ar fonetiškai išnagrinėti tekstą. Jisai davė tekstą ir ten maždaug buvo tas tekstas, kol dabar baisus šių dienų jaunimas, kaip jisai negerbė vyresnių žmonių, kaip jisai negerbė tradicijų. Vienu žodžiu, ir paskui, kai jau jisai ten tą tekstą mes užsirašėm, jisai klausė, tai kaip jūs manot, kada šitas tekstas yra parašytas? Mes pasižiūrėjom, dabar parašytas tas tekstas, o pasirodo, tai iš antikos yra tekstas. Tai vadinasi, jeigu jau taip yra tada blogai, tai jau ką kalbėti, kas dabar yra. Tai visada, aš manau, viena karta nueina, tai man jau natūralu kalbėti, kad yra, aš matau, kas blogai ir visa kita ir galiu lyginti. Bet reikia lyginti labai protingai. Pavyzdžiui, aš šiandien kalbėjau, kad buvo ir daug negatyvių dalykų, ar ne, kad ir tada. Bet aš turėjau tą barometrą vertybės, bet tos vertybės tai iš labai seniai atėjo. Tai aš manau, kad ir dabar yra gražių dalykų ir puikių žmonių dorų, kurie tikrai turi savo vertybės ir manau, kad nereikia manyti, kad atėjo pasaulio pabaiga.